Labą dieną visiems sėdintiems šioje salėje, taip pat labą dieną visiems stebintiems mus savo kompiuterių monitoriuose. Aš esu Giedrė Milto, prototechnikoje dirbu jau daugiau negu 12 metų ir šiandien aš jums rodysiu ne tiek pačią programą, ją aš taip pat pristatysiu, bet rodysiu labai trumpai. Bet pristatysiu, kaip vyko diegimai įmonėse ir tą gerąją patirtį, kurią aš pamačiau, kurią aš atradau diegdama šią programą įmonėse. Taigi mano didžioji pristatymo dalis tai bus praktiniai programos diegimo pavyzdžiai ir juos žiūrėdami jūs galėsite įvertinti, ką galima su šia programa nuveikti ir kaip ją pritaikyti savo įmonėje. Taigi pristatymas susidės iš 3 dalių. Pirmoje dalyje aš pristatysiu, kas tai yra per įrankis. Antroje dalyje pristatysiu mūsų patirtį ir gerosios praktikos pavyzdžius. Ir trečioje dalyje aš pristatysiu programą Skaita Intelligent gyvai, parodysiu, kaip ji atrodo, kaip tai yra, kaip su ja galima dirbti. Taigi, programos veikimo principas yra toks, kad programa surenka duomenis iš įvairių duomenų šaltinių. Tai gali būti, aišku, ir vienas šaltinis, pavyzdžiui, Euroskaita, bet tai gali būti ir CRM, ir, pavyzdžiui, personalo skaita, daugelis iš jūsų turi, tai gali būti ir specializuotos duomenų bazės, sandėlio valdymo programos ar transporto programos. Tai gali būti tiesiog duomenų dalis įrašyta Excel lentelėje, arba duomenys rašomi pačioje skaitoje Intelligent. Kaip pavyzdys, tai jeigu mes sudarome biudžetą, tai mes įvedame planą į Skaitą Intelligent, o faktas, kaip jis yra vykdomas pamėnesiui, jau atkeliauja iš Euroskaitos. Ir rezultate, apjungus duomenis, mes matome rezultatą tokioje formoje, kokia yra jums priimtina. Sakysime, tai gali būti ataskaitos, tai gali būti grafikai, tai gali būti rodikliai. Tai palyginimas, pavyzdžiui, plano ir fakto, kaip mes jį vykdėme, kiek procentų mes nevykdėme, ar kiek mes viršijome, sumiškai, procentaliai bei įvairia kita išraiška. Šiaip dauguma įmonių turi, sakykime, ir apskaitos programą ir iš apskaitos programos, iš Euroskaitos ypač yra labai patogu viską perkelti į Excelį ir papildomai dirba Excelį, duomenys papildomai rūšiuoja, grupuoja, jungia iš kelių ataskaitų ir kiek aš susidūriau, tai manau kokie 90% dar duomenys apdirba papildomai. Skaita Intelligent yra būtent skirtas įrankis, kad to papildomo darbo neliktų. Skaita Intelligent pirmas toks ir pagrindinis lūkestis tai būna sutaupyti laiko skirto kasdieniam duomenų darimui, kasdieniam ataskaitų formavimui. Ir aš iš savo praktikos galiu pasakyti, kad net paprasčiausias ataskaitos įdiegimas Skaito Intelligent jau yra minimum diena darbo laiko sutaupimas. Turiu klientų, kurie naudoja vieną vienintelę ataskaitą, jie analizuoja pardavimus. Bet pasak buhalterės, kuri tą darbą daro, sako, tai man vis tiek per mėnesį 1 dieną užtrunka, sako, kad pateikti direktoriui tokią formą, kokią jis nori matyti, sako, aš keliu duomenis iš Euroskaitos ir iš kelių vietų ir aš juos papildomai turiu ten surūšiuoti, sudėti papildomus stulpelius ir sako, dar po to pamatau, kad neįvedžiau dokumentą, įveda dokumentą, tada aš vėl iš naujo tą ataskaitą darau ir tai sako, elementariausias vienos ataskaitos diegimas jau sutaupė jai darbo dieną. Aš jau nekalbu apie daug sudėtingesnės ataskaitas, kurios būna trunka ir ten keletą dienų. Sekanti dalis tai yra atsakymas į esminius veiklos klausimus. Tai jau čia yra sprendimai priimami įmonių vadovų lygyje, tai yra tokie klausimai, kaip kuris produktas ar paslauga yra pelningiausias, kuris klientas yra pelningiausias, su kuriuo mums dirbti, su kuriuo nutraukti sutartis. Tai yra veiklos valdymo klausimai, kurie gali duoti naudos daug didesnės negu kad tik laiko sutaupimas. Tai jau gali būti sumos, kurios ir šimtais tūkstančiais ir 10 tūkstančių litų yra skaičiuojamos ir matuojamos. Ir savo pavyzdžiuose aš pailiustruosiu, kaip tai yra daroma. Skaita Intelligent naudotojai šiai dienai yra įvairūs, tai yra ir aukščiausi vadovai, ir
buhalteriai, padalinių vadovai, specialistai, vadybininkai. Netgi sunku būtų išskirti, kur Skaita Intelligent yra panaudojama daugiausiai. Mes turime absoliučiai visur jos vartotojų. Skaita Intelligent sudaro 4 pagrindinės dalis. Analitika, čia yra naudojama daugiausia, gal 90% mūsų klientų naudojasi būtent šią dalimi. Biudžetavimai skirta dalis, konsolidavimas bei rodikliai, subalansuota rodiklių sistema. Ir aš baigiau pirmąją savo dalį. Dabar pereinu prie įdomiausios dalies. Ir paprastai šią dalį pamatę klientai, tada jis sako, dabar jau supratome, ką su šitą programą reikia daryti. O taip, tai sako, buvo, kaip ir neaišku. Tikiuosi, ir taip bus ir dabar. Taigi, pirmas pavyzdys yra prekių asortimento sklaida pagal klientus. Mes visi žinome, kad didžiausia pelną įmonėje uždirba darbuotojai, kad motyvuoti darbuotojai gerai dirbdami taip, kad klientai būtų patenkinti, būtų mokus klientai, gali atnešti įmonėje daugiausia naudos ir taip pat, aišku, padaryti daugiausia žalos. Tai yra dar nepatenkintas, nemotyvuotas darbuotojas gali padaryti daugiau žalos negu konkurentas, negu, sakykime, įstatymai ir taip toliau. Taigi, parodysiu pavyzdį, kuriame matysis, kokie yra įmonės tikslai ir kaip šitie tikslai yra tiesiog perdodami darbuotojams. Įmonė yra situacija, kad įmonės veikla didmeninė prekyba, dirba apie 30 vadybininkų. Įmonės asortimentas prekių yra didžiulis, tai yra apie 2000 prekių, kurios yra vienu metu parduodamos. Tai yra ne šiaip prekių kortelių, bet gyvų prekių, aktyvių, tai pavadinkime. Prekės suskirstytos į 30 skirtingų tipų. Ir užduotis vadybininkams, kad kiekvienam klientui turi būti pasiūlyta kuo daugiau prekių. Čia tai yra, manau, aktualu visoms prekybinėms įmonėms. Paprastai vadybininkams yra patogiau ir lengviau parduoti tas prekes, kurios geriausiai eina, kurios uždirba daugiausiai jam gali atnešti didžiausią premiją. Tai yra tiesiog tas prekes, kurios gerai eina. Ir prekes, kurios galbūt yra naujos ar sunkiai parsiduoda, jiems tiesiog, jeigu jie gautų priedą tik nuo parduotų prekių apyvartos, tai tokių prekių jie praktiškai ir nepardavinėtų, nepaisant to, kad įmonėje tai yra labai svarbu. Ir minėtame pavyzdyje, reiškia, aš pristatysiu, kad įdiegus Skaita Intelligent, įdiegus tam tikras ataskaitas, yra surenkama informacija, kiek pas vadybininkai yra iš viso klientų, kiek jis jų aplankė per praeitą mėnesį ir kokio platumo asortimentą pasiūlė savo klientams. Taigi, ataskaitoje mes matome, reiškia, ataskaitoje mes matome pirmame stulpelyje vadybininkus, tai yra vieno vadybininko, visos galimos pasiūlyti prekių grupės. Ir matome, kiek per 7 mėnesį jis aplankė iš viso klientų ir kiek skirtingų prekių grupių jis pardavė. Sekančioje dalyje mes jau matome tokį galutinę lentelę, pagal kurią yra mokami priedai. Tai yra, mes matome jau vadybininkų sąrašą, matome pagal miestus, matome pardavimų kiekį, čia yra 6 mėnuo, ten 7, 8, toliau tiesiog nesimato. Aplankytą klientų skaičių, matome procentais, kiek procentaliai jis iš maksimaliai, jeigu maksimumas yra 100%, kiek procentų jis įvykdė šitą plėtrą ir koks priedas jam priklauso už šią atlyginimo dalį. Taigi tai yra pavyzdys, kaip įmonės sudėlioti tikslai, reiškia, skatina vadybininkus žengti koja kojon kartu su įmonės strategijos tikslais, o ne taip, kaip jam yra patogu, ir už tai be abejo yra atlyginimo vadybininkui. Antras pavyzdys yra su verslo centrais. Tai yra mūsų klientas Euroskaitos, kuris naudoja verslo centrus. Situacija yra tokia, kad įmonės veikla tai pagrindė paslaugų teikimas. Įmonių grupę sudaro 5 įmonės. Tuo metu, kai mes diegėme Skaita Intelligent, buvo 5 įmonės. Dabar jau
Kiek aš žinau, dabar jau yra 8 įmonės Lietuvoje, 3 Latvijoje ir 3 Estijoje. Ir iš tų 8 įmonių Lietuvoje mes surenkame duomenis į Skaita Intelligent, o iš Latvijos ir Estijos duomenis pateikia Excel programoje ataskaitos pavidalu ir mes tuos pačius duomenis lygiai taip pat susiurbėme į Skaita Intelligent, kaip ir iš Euroskaitos. Tai yra analogiškai atsigula į šalia esantį stulpelį. Dalis įmonės darbuotojų dirba per kelias įmonės, reiškia, vienas darbuotojas dirba, pavyzdžiui, 3 įmonėse ir iš tų skirtingų įmonių jis dirba su tuo pačiu klientu. Ir kam yra tekę skaičiuoti kaštus, tai yra tikrai labai sudėtinga, kai reikia iš vieno žmogaus ten surankioti po 100, po 1000 litų sakykime, per keletą įmonių ir sudėti, priskirti tam pačiam klientui kaštus. Tarp įmonės klientų yra ir didieji prekybos centrai, tokie kaip Akropolis, Ozas. Apskaitai naudoja programą Euroskaita, kaip minėjau. Anksčiau, prieš programos diegimą, visą vadybinę informaciją buhalterės paimdavo iš Euroskaitos, suvesdavo ją į Excel ir pateikdavo vadovybei analizai. Tada direktorė susidėliodavo pati duomenis, taip kaip jai yra reikalinga, ir pateikdavo vadovams, akcininkams pasibaigus mėnesių, reiškia iki kito mėnesio vidurio. Ir kai aš paklausiau jos, kas čia buvo nepatogu, kaip atrodo ir viską gaunate, sako, tai, kad reikėdavo laukti, kol man suvestos duomenys, sako, aš nematau, kokia situacija yra įmonė, praėjo 2 savaitės, sako, mes nieko nežinome. Ar eina taip, kaip mes suplanavę buvom, ar visiškai bloga įmonė. Ir sako, mes turime laukti tą mėnesį plus 10 dienų, kol mes jau galime kažką tai pamatyti. Ir tas laukimas, sako, buvo daugiausia trukdantis veiksnys. Įdiegus Skaita Intelligent vadybinę informaciją vadovai analizuoja programoje. Nebereikia įvedinėti niekam duomenų, nebereikia jų papildomai ruošti. Ir vadovams nebereikia laukti, kol buhalterija suves duomenis. Tai yra, informacija gali pasižiūrėti nepasibaigus mėnesiui, pavyzdžiui, už savaitę ar 2 savaičių rezultatus, ar įmonė veikia taip, kaip tikėtasi, ir kokia įmonė vykdo savo užsibrėžtą tikslą, kokia nevykdo, nes kai yra daug įmonių, tai vėlgi kontrolė sudėtingėja. Svarbiausia, kad įsidiegus programą atsirado galimybė pamatyti informaciją naujais pjūviais ir neįdedant tam papildomai jokių pastangų. Tai yra, pamatė dar vienu pjūviu pagal prekybos sistemas ir labai aiškiai išsiskyrė, kokie klientai yra pelningi, kokie nepelningi. Tai yra, kai sudėjo iš visų įmonių rezultatus į tiek pajamas, tiek sąnaudas į vieną lentelę, tai labai paprastai pasimatė, kad yra įmonių, kur mėnesio iš mėnesio tiesiog dirba nuostolingai ir jų nebuvo galima atskirti iš bendros krūvos, nes bendras rezultatas buvo teigiamas. Ir aš paklausiau, ką jūs darėte toliau, ir vadovė sakė, kad su kai kuriais klientais, sako, mes tiesiog nutraukėme sutartis. Sako, kai kuriuos pasilikome dėl politinių tikslų, dėl sumetimų politinių, nes, sako, yra savininkas, kuris turi 8 įmonės, jie visi yra mūsų klientai ir 7 dirba pelningai, o 1 nuostolingai. Ir tiesiog palikome jį nors ir nepelningą, bet ir jie sako, ir mes žinome, kad yra taip, kaip yra. Schema yra pavaizduota, kad tai yra įmonės, tai yra jų klientai ir pavyzdžiui, šitas klientas ir su juo yra dirbama iš visų įmonių ir gali būti tas pats žmogus iš kelių įmonių dirbti su tuo pačiu klientu ir surankioti tas, sakykime, litus į vieną bendrą rezultatą, be programos yra tikrai labai sudėtinga. Čia yra ataskaitos. Ataskaitos tai yra pelno nuostolio paimtas vienas straipsnis, tai yra pelnas. Čia mes uždėjome mėnesius, tai yra mes Skaita Intelligent galime duomenis dėlioti taip, kaip mums patinka. Reiškia, jeigu mes norime pamėnesiui, mes matome visą informaciją pamėnesiui. Jeigu norėtume apžvelgti tik metų rezultatus, mes tiesiog vietoj mėnesių įsikeltume metus ir matytume metinius rezultatus. Jeigu norime mes įvertinti pusmečio rezultatus, ketvirčio ar 4 mėnesių pirmų, tai mes tiesiog juos atsifiltruojame ir matome tai, ką norime matyti. O čia matome klientus. Ir matome, kad Nemunas reiškia 1 mėnesį pelningai, 2 pelningai, 3 nuostolis, 4 pelnas, bet rezultate mes matome, kad tai yra pelningas klientas.
Tuo atveju antra įmonė visus mėnesius generuodavo nuostolį, rezultatas yra nuostolingas. Ir be sąskaitos Intelligent to įmonė tiesiog nematė. Čia yra ta pati ataskaita sudėliota kitaip. Čia mes matome visus pelno nuostolio straipsnius. Kaip matote, tai yra apyvarta, parduotų tos produkcijos sąnaudos, bendras pelnas ir reiškia tie patys kaštų centrai iš Euroskaitos, tik jie yra sudėlioti kita tvarka ir čia yra paimtas vienas laikotarpis, aš dabar net nežinau, čia mėnesis ar keletas mėnesių ir sudėliota į tokią lentelę. Tai yra mes turime įrankį, kurio dėka mes galime duomenis perdėlioti, reiškia perrūšiuoti taip, kaip mums yra patogu ir apžvelgti iš visų pusių. Trečias yra mano pavyzdys apie rinkodaros išlaidas, apie biudžetą rinkodaros. Prasidedant metams, dažnos įmonės sprendžia, kur investuos savo rinkodaros išlaidas, kokiems produktams skirs, kokioms paslaugoms skirs savo biudžetus. Ir prieš sudarant biudžetą, be abejo, žinoti informaciją, kur mums eiti, bent jau palyginus su tai, ar mes pernai, kai darėme akcijas, ar mums jos tikrai buvo pelningos, ar buvo tikrai nepelningos. Be abejo, daug kas dirba iš intuicijos, nes savo yra srities specialistai, vadovai, jie žino savo darbą, bet kai gauna tikslius duomenis, tai yra tikrai labai geras pagalbininkas priimti sprendimus. Ir šioje situacijoje, aiškiai, įmonė parduoda savo produkciją ir mažoms parduotuvėms, ir didiesiems prekybos tinklams. Ir įmonei svarbu matyti, kokiai prekių grupiai labiausiai apsimoka daryti akcijas ir nuolaidas ir kur pelningiau investuoti. Jeigu paklausia produktų vadovų, tai jie visi nori, kad į jų produktą būtent būtų daromos akcijos, nuolaidos, tada padidėja apyvarta, padidėja pardavimai to produkto ir pasak vadovo, sako, jeigu darytume taip, kaip nori jie, tai sako, liktume be kelnio aplamai. Tiesiog viskas yra ribota. Ir įdiegus skaitą Intelligent, vadovai mato aiškiai kryptį, kur pelningiausia investuoti ir gali matyti bei pasirinkti. Dabar ataskaitoje mes matome prekių grupės, matome pardavimai akcijų laikotarpiu, tai yra kokia buvo apyvarta akcijinių laikotarpiu, kokios patyrė papildomas sąnaudas akcijų metu, čia pagal kiekvieną prekių grupę, kiek papildomai buvo suteikta nuolaidų akcijų metu, nes paprastai daromas ir nuolaidos, ir čia yra išskaičiuojamas pelnas vienam liutui. Ir labai aiškiai galima matyti, kokiai prekių grupiai, kiek mes uždirbame. Uždirbame arba pradirbame. Šiaip matyti, kur mes neuždirbame, tai yra daug naudingiau negu matyti, kur mes uždirbame. Nes tiesiog mes daugiau tokių jau nebedarysime veiksmų nenustolingų. Be abejo, čia yra dar daug faktorių, kurių mes čia nematome. Tai yra ir parduotuvių dydžiai, ir sakykime, kokiam regione, tai yra mieste ar gyvenvietėje akcija vykdoma. Bet tai jau vis tiek yra gairės, kuriomis remiantis galima planuoti daryti ar nedaryti akcijas. Iš kitos pusės, jeigu mes turime informaciją apie kur verta daryti, kur nedaryti akcijas, bet iš kitoj pusėje yra ir tiekėjai, kurie mums gali duoti didesnę nuolaidą arba gali duoti tiesiog marketinginių daugiau pinigų skirtų reklamai, marketingui. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes matome, kad mums iki tam tikros sumos, kad mes iš to tiekėjo pirktume prekės, trūksta tam tikro kiekio, mes galime padaryti net nelabai pelningą akciją, bet vien tam, kad iš tiekėjo gauti didesnę nuolaidą. Tai visada galima apžvelgti kelias pusės iš karto. Tai yra ne tik pačios akcijos pelningumą, bet ir tai, kad mes iš tiekėjo galėsime gauti geresnėmis kainomis produkcijos. Iš kitos pusės yra ir klientai, su kuriais mes palaikome santykius ir žinodami, turėdami tikslę informaciją, kiek mūsų klientai uždirba iš mūsų produkcijos, mes į dėrybas galime eiti, mūsų klientai į dėrybas eina jau, sakykime, visai, būdami visai kitokiose pozicijose. Jau negali pasakyti
didžiųjų prekybos centrų vadovai, kad nieko mes čia iš jūsų neuždirbame, čia nebuvo jokio pelno, nes kai turime skaičius, tai galime tiesiog juos pateikti ant stalo. Dabar pavyzdys apie konsoliduotas ataskaitas. Čia yra vienos ataskaitos diegimas, kuris labai puikiai pailiustruoja laiko taupimą. Įmonė Lietuvoje dirba, reiškia, ten 8 įmonės, teikia paslaugą, didmeninė bei mažmeninė prekyba turi. Per visą Lietuvą ten daug labai jie parduotuvių turi. Kiekvieną mėnesį, reiškia, iš kiekvienos įmonės, visos jos dirba su euroskaita, buhalterės ataskaitas keldavo į Excelį ir siūsdavo į centrinę būstinę. Centre vyriausia finansininkė tos Excelius visus apjungdavo ir darydavo konsoliduotas ataskaitas. Tai yra eliminuodavo pirkimus, pardavimus tarpusavio, atsiskaitimus, kad pamatytų, kaip pelningai iš tikrųjų dirbo koncernas. Nes mes vieni kitiem galime ten pirkti ir parduoti, bet pelno iš to nebus. Ir tada prasidėdavo, sako, gauna ataskaitas. Ir matau, viena įmonė rodo, kad pardavė vienai prekes, kita neužpajamavo. Ir tada ten skambina, sako, jūs čia trūksta skaičių. Tada įveda skaičius vėl įskaita, iš naujo meta į Excelį ir vėl siunčia į centrą. Ir tas derinimas toks trukdavo. Mažiausiai mes suskaičiavome, kad po 4 valandas 30-40 valandų, mažiausiai čia trukdo. Geriausiu atveju, kol galų gale turėdavo rezultatą, tokia apjungta bendra. Ir tai, sako, dar, kai daug kartų darai, keli kopijuoji, sako, kažką gali ir pražiūrėti ir ta žmogiškų klaidų tikimybė, ji visada likdavo ir visada pasakydavo, kad čia patikimumas, sakykime, nėra 100% šitų ataskaitų. Bet tokius duomenys, kokius turėdavo, tokiais remdamiesi ir darydavo tos mėnesinius susirinkimus ir teikdavo akcininkams. Įdiegus ataskaitas, 8 buhalterės, jos aplamai su šitą ataskaitą jau nieko nebedirba, nes duomenys Skaita Intelligent yra tik tai centre ir tiesiog prisijungiame prie duomenų bazį ir iš tenai paimame duomenys, joms aplamai jau nebereikia nieko siūsti ir nieko žiūrėti. Ir centre iš karto atsidaro programos ataskaitas, iš karto mato bendrą vaizdą, iš karto mato, kur nesueina galai, nereikia to siuntinėjimo, derinimo. Mažiausiai 4 darbo dienas per koncerną sutaupo ir tą laiką gali skirti be abejo kitiems svarbiems darbams ar tobulinimuisi. Manau, kad visada buhalteris turi kam skirti laiko, tai yra tikrai labai daug darbų ir labai didelė atsakomybė, ypač kai reikia sekti ir įstatymus ir naujoves ir taip toliau. Išnyko žmogiškų klaidų tikimybė, nes viskas tiesiai ateina iš pirminių dokumentų, jau nėra, kad užmiršau kažką tai nukopijuoti ar kelti. Čia yra pavyzdys, paimta viena ataskaita, kur mes matome pardavimus. Tai yra, čia yra išskirti tik tai šioje konkrečioje ataskaitoje, tik tai tarpusavio pardavimai, ką viena įmonė pirko iš kitos. Tai yra Įmonė A, reiškia, pardavė įmonei B už tokią sumą, įmonei C už tokią sumą, įmonei D nieko nepardavė ir taip toliau. Ir tai yra kiekvienos įmonės atžvilgių santykiai su kita įmonė. Lygiai analogiškų būdų, uždėjus varnelę, mes galime pamatyti aplamai, ką tos įmonės pardavė, pirko, arba lygiai taip pat analizuoja pardavimus, pirkimus, atsiskaitimus, analizuoja pelno nuostolio ataskaitą, balansą iš karto gauna, tai yra pamėnesiui, pamečiui, pagal ketvirtį, pagal taip, kaip yra patogu. Ir vienas varnelės uždėjimas ar nuėmimas parodo tą sumą, kurią reikia eliminuoti iš bendrų įmonės rezultatų. Ir tai yra tik vienos ataskaitos diegimas ir jos nauda yra įmonei didžiulė. Šitas pavyzdys tai yra naujausia dabar mūsų diegiama programa. Ji yra aktuali kiekvienai įmoniai. Aktuali yra šita ataskaita, tai yra pinigų srautai. Tai nėra tie buhalteriniai pinigų srautai, tai yra pinigų srautai skirti įmonės valdymui. Situacija įmonėje yra tokia, kad vykdo gamybą, didmeninę bei mažmeninę prekybą. Ir vadovui aktualu matyti, ar šiuo metu įmonė pajėgi vykdyti savo
įsipareigojimus. Čia kiekvienam 100% vadovui yra aktualu matyti, ar galės vykdyti savo įsipareigojimus, ar sugebės laiku atsiskaityti su tiekėjais, su darbuotojais, laiku sumokėti mokesčius. Galų gale nesugebėdami vykdyti įsipareigojimų, nebegaus žaliavų ir sustos visa veikla. Tai net klausimas nekyla, ar tai yra aktualu. Ir kiekvieną savaitę vyriausia finansininkė tai pirmadienį ryte ruošdavo pinigų srautų ataskaitą. Reiškia, surenka informaciją iš apskaitos programos, surenka, reiškia, pardavimai, pirkimai, įmonės išlaidos, tada papildomai, kiek pinigų yra sąskaitoj, tada papildomai surašo kokius planuojamus ten atlyginimus mokėti, tokius planuojamus, kur iš apskaitos programos neateina, tada dar surašo, ką žino pati iš žmogiškojo faktoriaus. Ir tokią ataskaitą ruošia ir mes šią savaitę mūsų galimai tokie mokėjimai, galimai gausime tokią sumą ir ten dar į priekį truputį ten kelios savaitės to prognozė, kas galėtų būti. Ataskaitos ruošimas, sako, man visą dieną jau toks užtrunka. Ir kitą savaitę vėl iš naujo, vėl tos pačius duomenys trauks iš apskaitos sistemos ir vėl taip pat juos dėlios. Įdiegus Skaita Intelligent, ataskaitos paruošimas užtrunka maksimum 15 minučių. Čia jau su tuo, kad gautą rezultatą ten dar papildomai jį apdoroja jau pagal tą, sakykime, programa vienokius duomenis rodo, bet gyvenimas juos pakoreguoja ir ten jau žinodama, kad kam, pavyzdžiui, ten mokės, kam nemokės, arba tokius veiksmus papildomai jau pakeičia duomenis šiek tiek pagal gyvenimą. Vadovas gali analizuoti tiek detalę, tiek suminę informaciją, ne tik savaitės pradžioje, bet gali, pavyzdžiui, pasižiūrėti ir savaitės viduryje, kai buvo, planavo, kad šią savaitę taus bus rezultatas, o trečiadienį mato, koks jis yra jau vidury savaitės. Sumiškai tai yra pagal kiekvieną klientą arba gali aplamai klientus neįtraukti, tik bendrai žiūrėti pajamas, sąnaudas, prognozes. Ir per mėnesį 4 dienos sutaupomos vien su šios ataskaitos diegimu, tai yra jau mažiausiai. Dabar kaip atrodo pati ataskaita? Pati ataskaita susideda iš kelių dalių, čia yra detali jos forma, tai yra čia mes matome informaciją pagal kiekvieną klientą ir pagal kiekvieną dokumentą. Matome visą skolą klientų, tai yra viršutinė dalis, tai yra pajamos ir mes matome visą skolą, čia skola po terminu ir tada prasideda savaitėmis 44, 5, 6, 7. Reiškia, 44 savaitę mes turėjome tokį planą gauti tiek pajamų, faktas buvo toks. 45 yra einama savaitė, tai yra mes turime planą gauti pinigų, čia savaitės vidury faktas yra toks. Ir 46-7 savaitę mes turime, reiškia, į priekį planelį, iš kur mes gausime, kokias mes gausime pajamas. Dabar planuojame gauti pajamos, ateina iš pardavimų modulio, tai yra pardavimai ir galima taip pat įtraukti užsakymus. Kai yra faktas, pinigai gaunami, sudengiami, jie iš plano išnyksta, o faktas, jau pats pinigų gavimo faktas atsiduria stulpelyje faktas. Po linijos yra išlaidos. Lygiai taip pat yra klientai, lygiai taip pat yra jų dokumentai. Jeigu dokumento nėra, tai reiškia avansas buvo. Ir lygiai taip pat mes savaitėmis, ką mes planavome sumokėti, ką mes sumokėjome. Tada yra, reiškia, atlyginimai. Kokius mes planuojame, atlyginimai aišku būna, mes planuojame, kad skirsime ten, pavyzdžiui, 55 000, bet būna išmoko ten 60 ar 50, bet, sakykime, tai yra kažkoks preliminarus skaičius, kurį mes jau galime įdėti. Planuojamos mokesčiai sodrai, ir visos kitos planuojamos išmokos, kurias mes suvedame tam skirtoje formoje, tas visas ne iš apskaitos ateinančias sumas mes suvedame tam tikroje formoje. Ir mes gauname viso rezultatą, tai yra viso pajamos, viso išlaidos ir čia, sakykime, rezultatas pajamos minus išlaidos ir prognozuojami srautai atsižvelgiant į likutį sąskaitoje, tai yra nueinamos savaitės, kad pas mus yra pinigų tam tikra suma ir įvertinus pajamas ir sąnaudas į priekį, reiškia, yra paplanuojama 46, 47 ir vėlesnėmis savaitėmis, koks pas mus įmonėje bus rezultatas.
Tai yra suminė forma, kur mes nematome klientų, mes matome tik tai bendrą rezultatą. Tai yra pajamas, išlaidas, balansą ir prognozuojamus srautus. Tai yra galima toje pačioje ataskaitoje ją suskleisti, ją, sakykime, padidinti, sumažinti ir matyti informaciją. Šis pavyzdys yra vadybininkų darbo palengvinimas, automatinis klientų grupės sudarimas. Toje įmonėje ataskaitomis naudojasi tik tai vadybininkai. Reiškia, įmonė užsiima gamybą bei prekybą. Įmonėje dirba 5 vadybininkai, dabar jau dirba 8, tuo metu dirbo 5, kai diegiau programą. Atskaitingas asmuo kas savaitę ištraukdavo duomenis iš apskaitos sistemos kartą per savaitę, nes nebuvo nupirktos darbo vietos Euroskaitos, nes jie tik žiūrėdavo tą vienintelę ataskaitą apie su pardavimais, jiems daugiau kaip niekur nereikėdavo. Tada vadybininkai pagal įmonę galiojančias tvarkas rūšiuoja klientus pagal kategorijas A, B, C, D, E, nes atitinkamai pagal kiekvieną kategoriją yra, kaip klientas bus aptarnaujamas, koks jam bus skiriamas dėmesys. Kategorijos yra sudaromas gan sudėtingai, atsižvelgiant į praeitų metų apyvartos vidurkius, tai nėra taip jau paprasta suskaičiuoti. Ir kas savaitę, po valandą minimum kiekvienas vadybininkas sugaiždavo, tai susidaro savo tą lentelę ir jau kaip planas yra darbo kitos savaitės ir pagal tai dirba. Dabar įdiegus skaitą Intelligent, vadybininkams yra darbo vietos skaitos Intelligent, mygtuko paspaudimu gauna ataskaitą, jau surūšiuota taip, kaip jiems reikia. Tai yra, jau yra kategorijos, vadybininkai yra skirstomi, klientai pagal kategorijas yra skirstomi automatiškai, tai yra, jeigu jie pasiekia tam tikrą apyvartą, jie yra permetami į vieną arba į kitą kategoriją. Per mėnesį vadybininkai sutaupo per vadybininkus 20 valandų darbo laiko ir vadybininko darbo laikas yra naudingiausias tada, kai jis daro pardavimus, kai jis daro savo tiesioginį darbą, o nesėdi ruošia lenteles ar duomenis. Ir bet kada gali matyti naujausią informaciją, tai sakykime, nereikia tik kartą per savaitę, tiesiog atsidaro programą ir mato, programa tenai padaryta, kad naujinasi naktimis, tai reiškia mato jau vakar dienos informaciją. Tai yra pavyzdys, kaip atrodo tokia ataskaita. Kategorijos A, B, C, čia yra jom priskirti klientai, čia yra 13 metai, 7-8 mėnuo ir yra to mėnesio apyvarta ir vidutinė mėnesio apyvarta. Tai yra palyginimas, nes galbūt toks pardavimas, pavyzdžiui, jis buvo kažkoks nuokrypis, kad šiaip paprastai yra daug daugiau parduodama arba daug mažiau. Tai reiškia, kad šalia visada yra palyginimas, kokia yra vidutinė apyvarta to kliento. Ir taip pat programa pati skaičiuoja, kada reiškia pasieks klientas tam tikrą ribą, kada jį perkels į A arba B kategorijas. Taigi tai buvo pavyzdys iš ataskaitos skirtos vadybininkams. Dabar mano pavyzdys yra ne su ataskaitom, o su rodikliais. Įmonė situacija tokia, kad įmonė gamybą ir paslaugas teikia. Įmonių grupę sudaro 6 įmonės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Dabar jau kiek žinau, irgi daugiau yra išsiplėtę. Ir akcininkai kartą per ketvirtį organizuoja bendrus susirinkimus, kuriame analizuojamos yra ne ataskaitos, o rodikliai ir grafikai. Be abejo, ataskaitą analizuoti, tai reikia ramiai atsisėsti, pasiimti skaičius ir juos žiūrėti. Dabar grafikai ir rodikliai tai yra paprastesnis pavyzdys vizualizuoti, kaip mūsų įmonė eina šiandien. Ir ataskaitų pasakė, nes pradžioje mes padarėme jiems ataskaitas, sako, negražu, sako, netiks, sako, nežiūrės vadovai tokių. Ir tada kilo idėja, kad mes galime padaryti rodiklius ir aš parodysiu jums pavyzdį, kaip tai atrodys programoje. Ir kai pamatė tos rodiklius, kokius mes padarėme, tai sako, va čia tai yra, sako, tai yra tai, ko man ir reikėjo, sako, va čia supras visi, sako. Labai paprastai ir aišku. Ir jau nebereikia ruošti papildomų ataskaitų. Atvaizduojami yra grafikais, rodikliais, raudona blogai, geltona gerai, žalia labai gerai. Viskas, sako, nėra tiesiog jau kaip aiškiau tos informacijos pateikti.
subalansuotus rodiklius produkto kokybės, žaliavų, gamybos masto ekonomijos, tiekėjo efektyvumo, pateikimo laiku ir bet kokie rodikliai, kokie gali būti, kokie yra, sakykime, tų rodiklių aišku yra tūkstančiais, bet praktiškai bet kokius mes galime surišti su duomenimis iš apskaitos, galime padaryti su skaita Intelligent. 8 mano pavyzdys yra gaunamų pinigų srautų pagreitinimas, tai yra iš vadybininkų motyvacinės sistemos. Įmonė situacija, kad veikla didmeninė, mažmeninė prekyba, dirba 40 vadybininkų, kurie dirba su klientais. Ir įmonės vadovo tikslas, kad klientai kuo greičiau apmokėtų už parduotas prekes. Paprastai vadybininkam būna, vėliau ir anksčiau tie pinigai įkris, nors 6 ar 7 mėnesį, vis tiek aš gausiu savo priedą nuo tos dalies ir jie, kaip sakant, niekur neprapuls. Tai kaip ir nėra labai čia ko stengtis, kad tos pinigus gauti kuo greičiau. Tuo tarpu įmonės tikslas kuo greičiau gauti pinigus, kad kuo sakykime, jos vėl greičiau būtų galima leisti į apyvartą. Ir kai yra įmonė apie 40 vadybininkų, kurie dirba su 4000 klientų, tą srautą sukontroliuoti tikrai yra sudėtinga ir kad kuo greičiau tie klientai mokėtų, dažnai yra paliekama taip, kaip bus, tai bus visi sąmoningi, sumokės. Įdiegus skaitą Intelligent yra skaičiuojama, kiek vadybininko klientų vėluoja sumokėti. Šitam pavyzdyje, reiškia, mes matome miestas, tame mieste dirbantis vadybininkai ir vadybininko reiškia, kiek yra praterminuota skolų ir minusinė premija vadybininkams už praterminuotas skolas. Čia tas botagas ir morka, kaip žinote, geriausias yra auklėjimo metodas, tai čia yra botagas ir be abejo yra morka šalia, kad antrame žingsnyje vertinama, kiek vadybininko klientų sumokėjo anksčiau laiko, tai yra turėjo sumokėti 20, o sumokėjo, pavyzdžiui, 15. Ir yra kita ataskaita padarome, kuriame mes matome vadybininkus, dienų skaičius, kai sumokėjo anksčiau laiko ir suma sumokėta iki termino. Ir yra dienų skaičius dauginamas iš sumos ir ten įvedamas tam tikras koeficientas ir reiškia skaičiuojama pliusinė premija už anksčiau negu priklauso apmokėtas PVM sąskaitas faktūras. Ir rezultate yra išvedamas sudedamos pliusinė minusinė premija ir išvedamas priedas arba nepriemoka prie atlyginimo. Be abejo, nepriemokos jos yra ten ribotos, kad nebūtų, kad žmogus dirba ir nieko negauna arba dar skoloje lieka. Bet tai jau yra sistema, kuris skatina, kad vadybininkas paragintų klientą, primintų jam, kad klientas laiku sumokėtų ir už tai vadybininkas gauna atlyginimą. Įdiegus šią sistemą pinigų apyvartos greitis išaugo apie 15% po sistemos diegimo. 9. paskutinis mano pavyzdys šiandien mano rodomų, tai yra sandėlio nelikvidų mažinimas, tai yra projektų vadovo motyvacinė sistema. Įmonė atstovauja stambiausius Europos JAV medienos gaminių klijų ir kitų žaliavų gamintojus Lietuvoje. Projektų vadovai yra atsakingi už savo prekių grupės. Tai yra, kad tų prekių likučių sandėliuose nebūtų per daug, kad nebūtų išaldomi pinigai. Ir yra nustatyta tam tikra norma, koks gali būti tų vadinamųjų nelikvidų procentas sandėlyje. Sakykime, kaip pavyzdys, tai yra prekių grupės, tai yra nelikvidų vertė ir likučio vertė. Nelikvidai yra skaičiuojami, tuo atveju buvo skaičiuojami, kai sandėlyje gulinti prekė jau guli ilgiau negu pusę metų. Tai yra seniau negu prieš pusę metų užpajamuotos prekės yra nelikvidai. Likučio vertė ir išvedamas procentas pagal kiekvieną prekių grupę. Visą informaciją be abejo, visus skaičius galima paversti grafikais ir tam, kad būtų patogiau žiūrėti, galime iš karto pasidaryti grafiką. Ir įdiegus sistemą, reiškia, vadovai mato, kaip sandėlyje keičiasi nelikvidų kiekis ir kai viršijamos nustatytos normos, kai matai informaciją greitai ir patogiau, tada gali imtis ir daryti veiksmus, tai yra ten parduoti, grąžinti, išparduoti ir taip toliau. Ir nuo kiekvienos prekių grupės
atlaisvinti nuo 100 iki 250 tūkstančių litų, ten be abejo yra priklausoma. Jeigu, pavyzdžiui, pas jūs priklausoma, aišku, vieniems ir milijonas nėra daug, kitiems, sakykime, ir 100 tūkstančių yra labai daug, tai yra priklausomai nuo įmonės apyvartos, nuo ten esančių prekių skaičiaus, bet, va, pavyzdžiui, šita ataskaita yra visiškai standartinė ir ją galima įsikėlus ant savo duomenų iš karto atvertinti pagal šitą pjūvį savo situaciją sandėlyje. Taigi, tai buvo 9 atvejai panaudojimo, kuriuos aš šiandien norėjau jums pristatyti. Be abejo, aš galėčiau ten ir 15, ir 20, ir 30 jų pristatinėti, bet parinkau tokius įvairesnius, kad iš įvairių pusių būtų galima apžvelgti. Dabar aš pereisiu prie savo trečiosios dalies pristatymo. Pristatysiu jums programą Skaita Intelligent, kaip jie atrodo webinėje formoje. Programa yra Windowsinė, taip kaip dauguma jūsų naudoja Euroskaitą, ir yra webinėje formoje, taip kaip yra aišku ir Euroskaita mūsų webe, bet žymiai daugiau jie dirba Windowsuose. Taigi, webinė Skaitos Intelligent dalis yra tokia malonesnė vartotojams ir tie vartotojai dirba, labiau jiems patinka. Na, visų pirma, aišku, kiekvienas vartotojas gali turėti savo langą, savo mėgstamiausias ataskaitas, jas įsikelti tiesiog į pradžią ir visada atidaręs jas matyti ir eiti tiesiai į ataskaitą, kurią jam reikia. Pademonstruosiu vieną ataskaitą, tai yra analitika pagal prekių grupės ir prekes. Aš tiesiog dėl laiko apribojimo nerodysiu daug ataskaitų, rodysiu jų mažiau. Čia mes matome ataskaitose, pavyzdžiui, pardavimai pagal prekių grupės, jos yra sugrupuotos pagal prekes. Turime informaciją pagal metus, kiekvieneri metai yra išdėstyti pagal mėnesius. Reiškia, ką mes galime daryti programoje. Reiškia, duomenys tokius, tiek duomenų pjūvių mes galime naudoti vienoje ataskaitoje, tiek, kiek jų mums reikia arba kiek mes jų turime. Pavyzdžiui, jeigu čia būtų klientai, tai mes galėtume matyti pardavimus pagal klientus, pagal prekes ir pagal prekių grupės. Jeigu mes norime matyti pardavimus pagal tiekėjus, tai mes tada, reiškia, užsidedame tiekėjus. Jeigu mes norime matyti pagal, pavyzdžiui, tai gali būti nebūtinai prekes, tai gali būti sąskaitos, sąskaitų likučiai, sąskaitų apyvarta, tai gali būti verslo centrai, jie gali būti išdėstyti ketvirčiais, metais, mėnesiais, dienomis. Tiesiog turiu, pavyzdžiui, klientus, kurie pardavimus analizuoja 20 pjūvių įvairiausių. Ten vien klientai per 3-4 pjūvius suskirstyti prekes turi 5 pjūvius ir jie vienoje ataskaitoje ten sugeba 9 pjūviais išanalizuoti klientus. Tai yra, gali ištraukti duomenis taip, kaip jums reikia ir tokio smulkumo, kokio reikia kiekvienam vartotojui. Kaip pavyzdys, aš, pavyzdžiui, dabar pasidarau tik tai 1 metus, 13 metus ir ten porą mėnesių. Man keičiasi duomenys. Jeigu noriu aš analizuoti, pavyzdžiui, 12 metus ir juos lyginti su 13 pirmo mėnesio, matau 12 metų rezultatus, matau 13 metų rezultatus, o jeigu aš sukeičiu vietomis, tai aš matau atvirkščiai, matau pirmo mėnesio šalia sudėtus rezultatus, antro mėnesio ir taip toliau. Tai yra, aš tiesiog sukeičiu vietomis su pele paėmus ir man pasikeičia iš karto duomenis. Taip pat aš galiu tokius daryti, kaip iš karto neiškelti laukelius, o sutraukti. Dabar matau tik tai pagal prekių grupės pardavimus. Galiu kažką išsifiltruoti, išsikelti, sutraukti, pridėti. Ir čia Euroskaitos dalyje buvo klausimas, ar aš galiu pagal verslo centrus matyti pelno nuostolio ataskaitą. Tai Skaitoje Intelligent yra standartė pelno nuostolio ataskaita, yra balansas matyti ne tik tai 12 mėnesių šalia, bet ir, sakykime, 3, 4, 5 metus ar ketvirčius ar mėnesius, ar taip kaip yra
reikalinga ir tai yra, kadangi tai yra įrankis duomenų analizė, tai jis tiesiog yra skirtas tam duomenų patogiam dėliojimui ir rodymui. Reiškia, bet kokią ataskaitą, ką aš darau, man iš karto formuojamas yra grafikas. Ir dabar, pavyzdžiui, perdėliuoju duomenis, man grafikas pasikeičia ir aš matau pardavimų kiekis, savikaina, čia palyginus pagal kiekvieną produkto grupę. Pasirenku pavidalą tokį, koks man yra Prašau, čia nelabai yra tiesiog patogi vieta rodyti. Galiu pasirinkti bet kokį man priimtiną pavidalą ir tiesiog iš karto programa pakeičia duomenis. Visą informaciją aš galiu eksportuoti į formatą, pavyzdžiui, JPG arba MP ir iš karto naudoti prezentacijose, iš karto naudoti susirinkimuose. Tai yra nebereikia atskirai ruošti duomenų. Tai yra iš šitų duomenų aš galiu išrinkti, ką aš noriu kelti į grafikus ir iš karto juos iškelti. Taip pat dalis duomenų, reiškia, vienas stulpelis gali ateiti iš apskaitos sistemos, kitas stulpelis iš Excel'e būti įvestas, kitas stulpelis gali būti įvestas skaitoje Intelligent ir jie tarpusavėje gali turėti formulės, kurias gali, pavyzdžiui, kurti ir vartotojas ir taip susikurti savo. Pats vartotojas labai daug ką gali čia padaryti. Taigi, grįžtant prie mūsų prezentacijos, aš tiesiog peržvelgsiu, ką mes šiandien su jumis aptarėme. Tai yra, pristačiau trumpai, kas tai yra Skaita Intelligent, patirtį mūsų parodžiau ir gerosios praktikos pavyzdžius. Ir pristačiau pačią programą gyvai. Čia greitai prabėgau, bet tai yra pirmieji mūsų Skaita Intelligent klientai, mes jais tikrai labai didžiuojamės ir esame jiem dėkingi, kad jie sutiko būti pirmaisiais Skaitos Intelligent klientais. Man jie asmeniškai taip pat yra labai brangus, nes aš dariau, didžiąją dalį diegimą dariau aš. Ir nors ne visi jie naudojasi Euroskaita, pavyzdžiui, Mažeikių mėsinė, Vigesta, Topkol ar Terekas, tai nėra Euroskaitos klientai, jie turi kitas apskaitos programas. Be abejo, Euroskaita klientams mes galime pasiūlyti daugiausia, nes kadangi tai yra Euroskaita yra mūsų programa, mes galime daug daugiau ataskaitų standartę pasiūlyti ir daug daugiau žinome galimybių ir greičiau mes galime jas suprogramuoti, nes nereikia aiškintis kitos programos, kuri yra ne mūsų gaminta. Taigi aš savo dalį baigiau, jeigu turite klausimų, į juos atsakysiu.